Mes patekome į labai rimtą avariją. Aš buvau už vairo. Smūgis sudraskė mano plaučius ir kepenis. Mūsų seserį atvežė į ligonę ir mes pamatėme tėvą gulintį ant lovos. Visas jo kūnas buvo suteptas krauju. Sesuo ėmė isteriškai verkti. Aš pamačiau, kaip jo ašaras krenta ant tėvo. Ir tada aš supratau, kas vyksta. Aš buvau tame pačiame automobilyje kaip ir mokytojas, atsibudau ligonėje. Veido trauma buvo labai rimta. Draugai netgi net pažino manęs. Jie pasakė man, mokytojas taip pat ligonėje, jis vis dar be sąmonės. Mes nežinome, ką daryti. Kas dabar bus su mumis? Kas bus toliau? Šiomis dienomis pavarios aš supratau, kokią jėgą turi grupė, kurią sukūrė tėvas. Staiga supratau, kad jis ne tik mano tėvas. Plaučiai užsipildė krauju, aš negalėjau kvėpuoti. Nuolatinis dusinimas, tarytum būtum po vandeniu. Ir aš girdžiu, kaip gydytojai sako, na, kol kas padarysim taip, o po to taip, po to pažiūrėsime. Jeigu išgyvens, tai išgyvens. Aš sėdžiu prie įėjimo į ligoninę. Gerklėje gumulas, ant veido ašaros. Šitos akimirkos niekada nepamiršiu. Atsimenu, mane apėmė viena mintis, vienas jausmas, kad žmogus, kurio ieškau visą gyvenimą, kuris išmokys mane svarbiausio dalyko pasaulyje, dabar išeis. Negali tokio dalyko būti, tai neįmanoma. Aš išgyvenau klinikinę mirtį. Buvo įvairūs regėjimai, tarytum matai iš toli, tarytum žiūri iš išorės į viską, ką vyksta. Tai yra tai, ką truputį jaučia žmonės išgyvenę klinikinę mirtį, tarytum jų laukia kažkas tai kelio pabaigoje, bet visa tai melas, tai nepanašu į dvasinę būseną. Mes norime nufilmuoti apie jūs filmą, norime bent truputį atidengti uždangą, kuris skiria mus nuo kabalos mokslo, išsklaidyti mitus apie šį mokslą. Jūs studijuojate kabalą beveik 50 metų, jūs mokotės pas didžiuosius išminčius, pas jūs tūkstančiai mokinių. Mes manome, kad filmuodami filmą apie jūs mes papasakosime apie dvasinį pasaulį ir galėsime duoti atsakymą tiems, kurie kelia savo klausimą, kam jiems duoda šis gyvenimas. Aš suprantu, bet man tai netinka. Aš daug metų buvau su didžiuoju kabalistu, Rabašu. Ir jisai niekada iš savęs nevaidino svarbios personos. Žiūrint į jį negalima suprasti, kiek jis didis. Ir aš iš savo charakterio negaliu demonstruoti savęs dideliu. Aš suprantu, kad jums šito reikia filmui, bet yra kaip yra. Dar prieš pabusdamas ryte, pamoka, kurią aš turiu vesti kitą dieną, jau sukasi mano galvoje, tarytum filmas. Kiekvieną rytą aš keliuosi ir jaučiu, kaip sunku man teisingai nusiteikti pamokai. Aš noriu ateiti į pamoką pilnas jėgų ir su protu, ir su širdies jausmu, ir negaliu. Kiekvieną rytą viskas vėl iš naujo, nes kitaip tai nebus nauja diena. Aš vėl turiu atgyti, vėl turiu pažadinti save, užmėgsti kontaktą su grupe. Ir šis kontaktas turi būti naujų, net toks, kaip buvo vakar. Glaudesnis, labiau vidinis.
Ir aš skaitau kabalistinių knygų ištraukas, bet jaučiuosi miręs. Ir taip kiekvieną dieną. Kartais mėgindime, kad mokytojas patiria silpnumo akimirkas. Bet galiu aš užtikrintai pasakyti, kad nei vienas iš mūsų niekada jo nematė tokioje būsenoje. Mes jį pažįstame kitokį. Aš nenumatau ateities, aš neužsiramu jokiais antgamtiniais dalykais. Aš mokau savo mokinius, kaip pamažu, mažais žingsneliais priartėti prie tiesos ir įgyti ją. Mūsų kabala tai mokslinis, detektinis metodas, deduktyvinis metodas, kurio pagalba žmogus keičia pats save ir per tai pažįsta aukštesnę jėgą. Kaip rašo kabalistai, tai gali trukti ir 10, ir 30, ir 20 metų. Ir tik tai ypatingi žmonės, kurie turi tašką širdyje, supranta, kad nėra kito kelio, o visi kiti eina kažkur dar, pasineria į mistiką. Man svarbu, kad paprasti žmonės, ypatingai čia Izraelyje, išgirstų tai, ką aš sakau ir suprastų, kas jų laukia priešaky. Nesvarbu kokiu būdu, nebūtinai per mane, tegul per kurį nors kitą. Svarbiausia, kad įvyktų pasaulyje išoriniai pasikeitimai visiems jame gyvenantiems. Mes skaitome pratęsmąją knygą Zor, 14 punktą. Ir tu būtinai pamatysi, kad apskritai sielos turi 3 būsenas. Mokslas, kurį dabar norime atskleisti, kalba apie tai, kaip ryšių stiprumo dydis arba atskirties tarp mūsų dydis daro įtaką visai gamtai, negyvai augaliniai gyvūno lygmens ir netgi žmonių tarpusavio santykiams. Mes tai pamatysime savo akimis. Verta mums suartėti tarpusavę, kaip staiga išnyksta visi virusai, liaunasi uraganai, temperatūros šuoliai ir šalčiai, dingsta visos nelaimės, mes dar žengiame žingsnį vienas kito atžvilgiu ir staiga atsiranda griaunanti jėga visame pasaulyje. Tai iš tikrųjų labai ypatingus mokslas. Jisai leidžia matyti, kaip reiškiniai mūsų viduje, kuriuos mes subalansuojame, suartuojame vienas su kitu. Virš neapykantos pagimdo meilę, mes nenaikiname neapykantos, gamtos jėgos liks, jų priešprieša liks, bet mes mokomės dirbti su jomis abiejomis taip, kad kuriais suteiktume vietą valdymui. Tai yra pasakymo prasmė, tas, kuris nustato taiką aukštesniuose pasauliuose, padarys taiką tarp mūsų, sutarimą tarp pliuso ir minuso. Iš kur jūs gaunate informaciją, kurią duodate mums pamokos metu? Jūs galite paaiškinti, kaip jūs tai jaučiate? Taip, kaip bet kuris mokslininkas, jis jaučia reiškinį, kuris egzistuoja pasaulyje, tarkim, žiūri į dangų, jeigu užsiema astronomiją.
arba lenda į žemę, jeigu užsiema geologija, tai yra jo profesija. Joje jis yra pirmauja, mato daugiau už kitus, taip pat ir aš. Mano laboratorija tai yra žmonija. Aš žiūriu į tai, kas su ja vyksta. Ir kur link tai veda ir suprantu, kad ji yra žemesnėme lygmenyje nei turėtų būti. Mes privalome pagreitinti savo ištaisymą. Ir šios būsenos metu joks ištaisimas nevyks su kūnais, o vyks tik tai su sielomis. Noras duoti, bina, susimaišo su malchut. Įeina į norą gauti ir tada šitas noras tampa dar agresyvesniu. Visa tai yra šio pasaulio blogis. Visi praeiviai, kurie gerų darbų pavidalų atima iš mūsų viską, ką tik gali, valdo mus, išmuša iš vėžių. Visos šitos vyriausybės, visi šitie vadovai, ir tada susimaišė stadija bet ir stadija darė viena su kita, ir tai atvedė prie antrojo apribojimo cimcum bet, kaip buvo pasakyta anksčiau. Ir gaunasi taip, kad tai, kas turėjo mus visus atvesti prie ištaisimų, neišvengiamai atveda prie gedimo, į sugadintą biną. Tai vadinama nedorėlis praris pilnatvę ir po to išvems. Klausimai. Mokytojau, mes galime šitoje pamokoje pasiekti visiškai ištaisymą. Kiekvieną akimirką, ne tik šioje pamokoje. O kaip mums tapti artimesniais tautai? Už ką kenčia Izraelio tauta? Už tai, kad nesilaiko tarpusio laidavimo? Ką reiškia dirbti protų ir širdimi? Jūsų požiūriu mes žengėme pirmin, mes ką darome teisingai? Mokytojau, kokia buvo šventovės sugriovimo nauda? Kaip mums neišsukti šio kelio? Kaip suvienyti skirtingas sielas į vieną? Ko reikia saugotis, kad nepakenktum visumai? Trūksta ugnies. And the lows, I call on my friends to show me the way to rise from below. En la elevación sentiré ya la luz. Mis amigos vendrán, tú a mí subirán por encima del yo. Each step that we take, each wall that we break, we're rising high above ourselves, towards the light that never ends. We will rise above ourselves. Step that we That's second one. Michailas Laismanas gimė 1946 metais Vitebske šeimoje, kuri buvo nukentusi nuo holokausto. Jo tėvai gydytojai, vaikystėje domėjosi muziką ir fotografiją. 1964 metais įstojo į Leningrado elektrotechnikos institutą, kuriame gavo skaičiavimo mašinų specialisto diplomą. Studijavo biologinę ir medicinos kibernetiką. Studijų metu buvo muzikinės grupės Kačevnikai Klajūnai, garso operatorius. Baigęs institutą dirbo kosminės medicinos srityje, Kronštato laboratorijoje, kuri priklauso Karinei medicinos akademijai. 1974 metais po ilgo sovietų valdžios pasipriešinimo emigravo į Izraelį.
dirbo Izraelio kariuomenė, turėjo nuosavą verslą, jo šeima užaugo ir jis tapo 3 vaikų tėvas. Nežinome tiksliai, kada jis ėmė ieškoti savo dvasinio mokytojo, bet žinome, kad jį rado 1979 metais. Tai buvo Ravas Barukas Šalom Aleve Ašlagas, didžio kablisto Ravo Jehudo Ašlogo sūnus, kuris buvo Zohar komentaro Sulam autorius. Michaelis tapo jo ištikimu mokiniu, kuris tęsė jo kelią iki šiol. 1927 metais įkūrė asociaciją Bnei Baruch, Kabala Leam, Kabala visiems, kurią taip pavadino savo mokytojo garbei. Jis turi daktaro laipsnį, milijonai žmonių visame pasaulyje jį vadina savo mokytoju. Tėvelė, taip, klausau. Tiek daug baimių ir nerimo, ypatingai, kai aš galvoju apie jį. Kas jo laukia? Viskas bus gerai. Jis užaugs ir užims savo vietą pasaulyje. Viskas taip neapibrėžta. Taip, kur juda, kur link juda šis pasaulis? Pasaulis be abejonės juda ne į gerąją pusę. Visą tai galima matyti per vis stipresnius egoizmo pasireiškimus. Tada, kai sugadinta mūsų tarpusio forma pasireiškia kaip lygos, revoliucijos, karai ir kitos nelaimės. Todėl, kad dabar atsiveria, man netgi nelabai norisi apie tai kalbėti, bet mes stovime ant naujų smūgių slenksčio, naujų epidemijų slenksčio. Jūs nekartą nusakėte ateitį pakankamai tiksliai. Ar galite paaiškinti, kaip tai veikia? Koks čia mechanizmas? Galbūt šio grafiko pagalba? Šis grafikas iš viso, kuris yra. Šis grafikas? Taip, aš jaučiu jį priešai save. Jisai pasireiškia žmonėje pasaulyje, tai yra gamtos smūgiai, karščiai, šalčiai, epidemijos ir karai. Tai yra tai, ką aš jaučiu. O jūs galite pasakyti, iš kur jūs tai žinote? Nu, kaip paaiškinti, ką aš matau? Aš matau procesą, kuris vyksta pasaulyje. Ir kalbu apie tai. Aukščiausia jėga artėja prie mūsų priklausomai pagal savo laiką. O mes jos netitinkame, mes netitinkame to laiko. Ir kuo stipresnis skirtumas tarp mūsų ir šios aukščiausios jėgos, o ji tai yra davimo, meilės jėga, o mes esame gavimo, egoistinė jėga, tuo sunkesnis šis priartėjimas yra mums. Jis pasireiškia per katastrofas, laikas bėga, o žmonija nieko nedaro dėl to, kad atitiktų laiko tėkmę. Giladai, tu juk tam tikrą laiką tarnavai karo laivyne. Taip, aš dalyvau pirmame Libano kare, tuomet ją vadino operacija Taika Galilėjai. Ar tu teko dalyvauti mūšiuose? Pamenu, mes buvome prie Beiruto krantų ir ten buvo įsitvirtinusi artilerijos baterija. Jie šaudė į mus, mes į juos. Tai buvo kaip laukinėse vakaruose, kuris skris pirmasis. Ir tu matai, kaip sviediniai krinta į vandenį. 300 metrų atstumu nuo tavęs, po to 200 atstumu nuo tavęs, 100 metrų atstumu, 50 metrų atstumu ir tu supranti, kad kitas tau, jis nukris į laivą. Ir kyla mintis, ir tu dar per jaunas mirti, ką tu suspėjai gyvenime, nieko, tu turi nugalėti. Tai buvo vienas iš momentų, kuris privertė mane susimastyti, dėl ko aš gyvenu ir ieškoti atsakymo. Sveiki, mes žurnalistų susirinkime su daktaru Michailu Eitmanu. Sveiki, daktarai. Sveiki. Iki 9 avos liko maždaug savaitę. Kas tai per ypatinga jėga, kuri veikia mus šiomis dienomis? Negatyvinė jėga, atskirties jėga, priešpriešos jėga, neapykantos jėga. O ką mes šiuolaikiniai žydai turim bendra su tais, kurie gyveno prieš 2000 metų? Mes esame ta pati tauta, su tuo pačiu charakteriu,
susiskaldimas tarp mūsų yra visada ir dėl to mes pažadinimą supančių mūsų tautų neapykantą ir duodame jums jėgą palaužti mus. O ką mes galime padaryti dabar, kad užkirtume kelią būsimom nelaimėm? Mes turime atlikti ištaisymą, kuris yra skirtas mums ir priklauso tik nuo mūsų. Visa žmonėja priklauso nuo mūsų ir jinai jaučia tai pasąmonės lygmenyje, o mes nenorime šito pripažinti. Ir tada jie ateina pas mus, spaudžia mus ir sako, pakaks. Mums nereikalingos nei teritorijos, nei taika, nei pasaulis, nei pasiekimai įvairiose srityse. Nieko mes iš jūsų nenorime. Tik tai vieno dalyko. Pasaulio ištaisymo metodikos, todėl kad pasaulis tiesiog ristasi į visišką chaosą. O kas žydų prigimtėje juos priverčia vėl ir vėl kartoti tą pačią klaidą? Kodėl nesimokome iš praeities? Mes esame sužievę tauta. Ir ką daryti, jeigu tavo sūnus užsispyręs ir nepaklusnus? Tokia ir kurėjo problema. Okei. O kaip jis sprendžia savo problemas? Su kiekvienais metais jisai spaudžia mus vis stipriau ir stipriau ir stipriau, kol mes suvoksime, ką turime daryti. O kaip tai gaunasi, kad pasaulio tautos tai supranta geriau už mus? Jie neturi tokio stipraus egoizmo, koks yra mūsų. Jie neturi tiesioginio ryšio su kūrėju kaip mes. Jie netokie užsispyrę kaip mes. Savo pirmasias knygas ir straipsnius Michailas Laismanas parašė pats, bet šiandien su ta medijų aptimi, su kuria mes dirbame, tai neįmanoma. Tokių su žurnalistų susitikimų metu mūsų mokytojas atskleidžia priežastis visko, kas vyksta šalyje ir pasaulyje dvasinio šaknis. O mes atsisėdame priešais klaviatūrą ir perteikiame jo žinią pasauliui. O kasgi kaltas? Aš esu ta priežastis, kad su jais tai vyksta ir aš turiu būti jų susivienimo priežastimi. Kad mes imtume kalbėti kaip vienas žmogus su viena širdimi. Ir tada mes sukursime naują tarpusavio ryšį, būtent virš visos neapykantos meilės ryšį. Tai ir bus tikrąją trečiąją šventovę, kaip pasakyta, mano namai taps maldos namais visoms tautoms. O galima dar klausimą? Jūs kabalistas, jūs gyvenate dvasiniuose pasauliuose, kodėl jūs jaučiate būtinybę užsiimti mūsų laikino pasaulio reikalais? Aš atsimenu kaip Rabašas karo su Libano metu. Tada į pamoką atėjo vienas kasidas ir pamatė, kaip Rabašas pašoko ir nubėgo įjungti radijos. Kasidas paklausė, kas įvyko. Aš atsakiau, dabar naujienos, Rabašas nori paklausyti naujienos, sužinoti, kas vyksta Libane. Tai transliacija iš Jeruzalės radijas Alif ir Bet, mes sveikiname jūs. Rabašas sugrįžo ir šis jam sako, naujienos? Kas tai? Argi tai tinka mums, tikintiems žydams? Rabašas jam atsakė, o tu ten turi vaikų? Tai labai sujaudino. Ravas Baruchas Rašlakas Rabašas gimė Varšuvos žydų rajone 1907 metais. Jis buvo didžiojo kabalisto Jehuda Alevi Ašlo pirmagimis sūnus ir viso gyvenimo metu liko jo ištikimas mokinys, kuris vertas tęsti jo kelią. 1921 metais kartu su tėvais Rabašas persikėlė gyventi į Izraelio žemę ir įstojo mokytis į Jeruzalės Torat Emet Ješivą. Ten jis studijavo Torą ir Kabalą po 16 valandų per parą. 1925 metais jis vedė santuokai jam gimė 6 vaikai. Visus tuos metus jis tęsė kabalos studijas, vadovavimas savo tėvo, derindamas studijas su paprasto statybininko darbu. Gyvenimą jis uždirbdavo kaip pagalbinis darbininkas, vėliau kaip statybininkas konstruktorius. Taip pat dirbo Jeruzalės Hebrono kelio tiesimo darbuose. Buvo batsiuviu, tarnavo mokesčių tarnybos inspektoriumi. Ir visą savo gyvenimą Rabašas paskyrė kabalos studijų metodikos aiškinimui ir platinimui, aiškės supratimui formą, kuri
netinka mokyti šiuolaikinę kartą. Rabašas mirė 1921 metais ir buvo palaidotas Har Menuchoto kapinėse šalia tėvo Jeruzalėje. Sunku be Rabašo. Tai siena. Uola. Tai gyvenimas be klausimų. Mes žinome, kad šiomis valandomis jūs paprastai dirbate vienas už uždarų durų. Mes nežinome, kuo jūs ten užsiemate. Aš atsimenu, kaip vieną kartą išdrįsau jūsų paklausau apie tai. Jūs atsakėte man, tai yra kabalisto darbas. O dabar mes norime paklausti, kas yra kabalistas? Kabalistas tai žmogus, kuris turi ryšį su Kūrėju. Ir visą savo gyvenimą pašvenčia tam, kad sustiprintų šį ryšį. Ar galime žodžiais išreikšti tai, ką jaučia kabalistas? Aš matau aukštesnę jėgą, kuri veikia žmonijos viduje ir todėl turiu savo asmeninį matymą, savo nuomonę. O mokytis beveik niekada nekalba apie savo dvasinius pasiekimus, turbūt jis nori, kad mes patys pakiltume į šias pakopas ir be to studijuodami kabalą mes žinome, kad sunku žemiškai žodžiais perteikti įspūdžius iš aukštesnio pasaulio, turtingo, daugiabriauno pasaulio, bet mes savo archyve turime labai trumpą ir labai ypatingą fragmentą. Kada jūs pirmą kartą pajuto šviesą? Apie tai aš galiu papasakoti. Todėl jau, kad jau daugybė mano mokinių jau tai praėjo. Taigi, galima. Žmogus pirmą kartą jaučia šviesą, kai jisai ima studijuoti kabalą ir staiga, būtent staiga, jam ateina toks nušvitimas, jog jis jaučiasi tarytum būtų jūroje arba debesyje, kažkam tokio, kas yra tiršto, šilto ir mylinčio, kas šviečia jam iš visų pusių. Ir šito pasaulio tarytum nėra, jis yra, viskas yra, bet be to jis jaučia, kad oras pilnas gerais, gražiais, gyvais, kvėpuojančiais santykiais. Ypatingai šis jausmas yra pirmas žmogaus susitikimas su šviesa. O kaip mes galime sužinoti, kad kabalistas yra tikras, ar yra tam tikri požymiai? Mes negalime spręsti apie kabalistus nei iš jų knygų, nei iš jų tarpusio santykių, nei iš jų elgesio, iš nieko. Niekas čia negali būti aišku, kiekvienas gali paslėpti save taip, kad niekas nieko nepamatys ir nesužinos. Bet palaukite, bet jeigu yra toks kabalistas kaip jūs, kuris turi milijonus mokinių visame pasaulyje,
Nu, jeigu savo ryšyje su kūrėju kabbalistas jaučia, kad turi įgyvendinti tam tikrą užduotį, arba, tarkime, jis gyvena tokiu metu kaip mūsų ir turi dirbti su žmonija, arba vykdyti dar kažkokius tai veiksmus, ar tai būtų dvasiniai veiksmai, ar materialus, tai jis tai daro. Durnelį. Nu, koksgi tu protingas. Karo su Irako metu su Sadamo Huseinu. Aš staiga laikraščio skaitau, kad Michaelis Laitmanas parašė knygą apie kabalą. Kitą dieną aš nuėjau parduotuvę ir nusipirkau šią knygą. Knygos pabaigoje buvo parašyta, tas, kuris perskaitė iki galo, kviečiamas į svečius. Ir paliktas telefonas. Aš paskambinau, Laitmanas paklausė, tu perskaitai iki galo? Aš sakau, taip. Tiesa, klausia. Jis supratai viską, ką perskaitai? Aš pasakiau, ne, aš turiu daugybę klausimų. Jis pasakė, užeik į svečius, pakalbėsime. Aš atėjau ir štai jau 33 metus aš kartu su juo. Mes pradėjome mokytis Michaelio Laitmano bute. Pradžiai buvo keletas žmonių, po to atėjo dar ir dar, taigi jos svetainės jau neužteko. Jos svetainėje neužteko vietos. Tada mes radome mažą namuką Arainės gatvėje. Mums jis buvo milžinišku. Tenais vyko rytinės pamokos, šventės. Tai nepamirštamas metas. O po to grupė dar užaugo ir mums tapo ankšta mūsų senuose namuose. Mes radome naujas patalpas, atremontavome, sukūrėme savo telekanalą ir tūkstančiai žmonių visame pasaulyje su užmirusia širdimi ėmė klausyti mūsų pamokų ir mums vėl tapo ankšta. 3000 žmonių vienu metu nusprendė duoti kiek kas gali ir mes nusipirkome šį pastatą. Šios sienas mes pastatėme savo rankomis. Čia yra studijų salė, klasės, televizijos studija, mažiulės ir didžiulės salės renginiams, viskas kita tam, kad sukurtume aplinkai sąlygas, bet kuriam, kuris nori dvasiškai vystytis, o gyvenimo šaltinis, iniciatyvinė, judanti, įvedanti jėga, tai yra kabbalistas daktaras Laitmanas. Aš daug važinojau po Jungtinės valstijas, Pietų Ameriką, Rusiją, Europos ir kitas vietas, susitikau su daugybė žmonių, skaičiau paskaitas, visko buvo. Aš save matau kaip žmogų, kuris dirba su kiekvienu, kuris nori girdėti, nori klausytis. Bet reklama, ne, tai ne man. Daugybę kartų buvau kartu su savo mokytoju užsienyje, kongresuose, asmeninės kelionės. Jis išskiria tai, kad jis iš tikro labai kuklus. Niekada nesutikdavo skristi business klase. Į aerouostę, kai atkeliauja lagaminai, jis pirmas bėga, kad kiekvienam paduotų lagaminą ir niekada neduoda nešti savo lagamino. Jeigu aš būčiau vienas be mokinių, niekas apie mane nieko neišgirstų. Aš esu tikras, kad taip elgtųsi, bet kuris tikras kabbalistas. Kam man tas žinomumas iš to negaunu nei pagarbos, nei pinigų, nei šlovės? Jūs dirbote vienas, ar jums padeda?
Kalbu, žinoma, ne apie techninį darbą, dvasinį. Kurio atžvilgiu aš dirbu vienas. Yra ir kitų žmonių, bet neturi ryšio su manim. Jie seka metodikas, kurios artimas balsų metodikai, bet tai kitos. Kablos istorijoje yra tūkstančiai žinomų vardų, tūkstančiai nežinomų, bet tik tai mažuma iš jų mus atskleidė naujus aukštesnio pasaulio pasiekimo dėsnis. Vienas iš jų Juda Levi Ašlak, žinomas kaip Balsulamas. Jisai gimė 1884 metais Lukove, 100 km nuo Varšuvos. Nuo jaunystės jisai stebino savo nuostabiais gebėjimais studijuojant žydų tradicijos pamatus. Be to jis buvo garsaus to meto kabalisto mokinys Admoro iš Kalušino ir Admoro iš Pucno. Jis taip domėjosi didžiųjų vakarų filosofų darbais. Jis savo darbuose lygino jų idėjas su kablos mokslo požiūriu. Numatydamas katastrofą, jis su šeima persikėlė į Izraelį. Tai įvyko 1921 metais per Sukot šventę. Tačiau Jeruzalėje Balsulamas susidūrė su šaltu priėmimu. Vietiniai žydai jį sutiko priešiškai. Kabalos mokslo platinimas tautoje jiems buvo neaiškiai, nesuprantama. Juo labiau jie neigia kabalos mokslą. Bet nepaisant vaikymų ir būtinybės, Balsulamas galėjo aplink save surinkti ištikimų mokinių grupę ir per kitus 30 metų sukūrė metodiką, kuri neturėjo analogo istoriją, mokslinę senovės išminties interpretaciją pritaikytą naujos kartos poreikiams. Jisai parašė komentarą visoms klasikiniams kabalos knygams, įskaitant Rygi Vesmetį ir Rabbi Šimono bar Yochajos Rašbi knygą Zohar. Šiandien tie darbai išversti į daugybę kalbų. Balsulamas mirė 1950 metais, perdavimas grupę ir metodiką savo vyriausiam sūnui ir geriausiam mokiniui Bar Levi Ašlagui Rabašui. Aš atvykau į Bnei Brachą, buvo tamsu, lyjo, ant gatvės kampo stovėjo Hasidas. Aš pravėriau langą ir paklausiau, kur čia studijuoja kabalą? Tu supranti? Tuomet paklausti tokio dalyko Bnei Brache, o jis pasakė, pasuklik į dešinę ir važiuok iki galo. Paskutinis namas iš kairės priešai sodą, ten studijuoja kabalą. Kai aš taip papasakojau Rabašui, jis pasakė, tai buvo angelas. Kai aš pirmą kartą atėjau pas Rabašą, tai pamačiau stalą, už kurios sėdėjo 5 senukai. Po poros dienų šie 5 senukai man tapo pačiais svarbiausiais žmonėmis pasaulyje. Jie iš tikro buvo labai dideli. Jūsų mokytojas, Rabašas, numatė jūsų ateitį? O kitaip, kodėl jis tiek būtų leidęs laiko su manimi? Kiekvieną dieną daugybę valandų per 12 metų. Jis iš karto pamatė jumis kibirkštį? Jis pamatė. Daktaras Michailis Leitmanas mokėsi pas Baruchą Šalom Levi Ašlaką, Rabašą, Jud Reib Levi Ašlako Balsulamo sūnų. Balsulamas buvo Rabi Ješuo Rabinovičių iš Pucno mokinys. Taip, tarsi gyvas vanduo iš kartos į kartą. Kabalos išmintis buvo perteikiama iš mokytojo mokiniui, iš pačių šaltinių. Hasidizmo įsteigėjo Bar Šemtovo, iš pačių ištakų. O kaip yra jaučiama davimo savybė?
Pasaulyje yra 7 milijardai žmonių. Surink juos jų visų malonumus į vieną. Ir tai bus viso labo kibirkštėlė, palyginus su ta šviesa, kuri yra jaučiama aukščiausioje dvasinėje pakopoje. Tai yra pasaulio tautos, kurios stengiasi nuplauti Izraelį nuo žemės paviršiaus, sunaikinti jį. Bet Izraelis nepasiduoda, lūžta pačios bangos ir negali užtvindyti pasaulio. Aš neįsivaizduoju savęs gyvenančio užsienyje, nei Izraelio žemėje, nėra kitos vietos gyvenimą išskyrus šią. Jeigu virš visų skirtumų mes mūsų santykius pakelsime į šiltus tarpusio santykius, tarpusio pagalbos santykius, tai sukursime naują tikrovę, naują realybę. Viskas, ką daro kūrėjas Izraelio tautai, jis daro žingsnis po žingsnio, išvaduodamas nuo egoizmo ne per vieną kartą, o pamažu. Tai kaip žmogus gyvenantis tamsoje, kurio namuose visą laiką karaliavo tamsa. Kai nori apšviesti tos namus, pradžiai įleidžia šviesos spindulėlį tokį ploną kaip adatos ąselė, po to truputį stipresnė, po to dar stipresnė, po to dar, kol jam atsiskleidžia visa šviesa pilnai. Mes netrokštame atskleisti dvasinio pasaulio. Tiesa yra ta, kad nėra ko atskleisti. Nėra, nes jis neegzistuoja. Mums reikia jį sukurti patiems. Per mūsų tarpusio santykius, per mūsų ištaisytas savybės.